Aš turiu problemą. Man jau nuo senatvės skauda nugarą, kai atsikeliu, aš bijau šnekėti telefonu ir per ilgai scrollinu Facebook Marketplace. Bet kartais randu įdomių, kaip jis gerai atrodo. Kartais labai juokingų mašinų, o kartais netgi ne mašinų. Aš žiūriu šitą fotkę ir aš užuodžiu šitą kambarį. Todėl prisisekit saugos diržus ir važiuojam į šitą kelionę kartu. Aš noriu tokią savo kambarį. What the fuck, kas čia? Norėjau pasakyti, kad čia baidarių simuliatorius, bet ne, čia nėra baidarių simuliatorius. Bet tu pirmiausia, tu su tokiais dalykais skraidai, tavo hobis, ir šitą reikalą tu perki iš Facebook Marketplace, kur tipo daiktas yra atsakingas už tavo gyvybę, kad tu nemirtum šitam kokone ir tu perki iš Marketplace. What the fuck? Kaip man nepatinka, kad šitas Passatas vis dar yra. Nes aš kai pamatau, aš savo galvoje visada pradedu skaičiuoti. Jeigu labai pasistengčiau, gal ir pirkčiau. Labai pasistengęs. Bliam, kaip gražiai atrodo, kad pas jį yra tos vidurinės lempos, šiek tiek pageltonintos. Labai gražu. Eik tu savo. Jeigu būtų ne benzas, o 1.6 turbo dizelis, seni, mes čia nesėdėtume. Mes dabar sėdėtume tame Passate ir aš verkčiau, kaip, blogai viskas. Sveikas, labą dieną. Atėjai, koks tu pūpis, koks tu mažas pūpis. Einam pažiūrėti, kokias šiukšlės žmonės pardavinėja Facebook'e. Einam pažiūrėti, kokias šiukšlės pardavinėja. Plema, žiūri šitą golfą ir aš galvoju, kad šiandien, jos stogas yra apšnirkšnyjas. Bet ne, jisai baltas, su 2 paloskiam. Man bent jau taip atrodo. Jis baltas stogas su 2 paloskiam. Eik tu savo, ar jūs ant tiek akli? Tai aišku, reikia energekus palikti. Kokį energetinį geriam? Nesu net matęs tokio, nežinau. Šunių, tu čia patogiai sėdi šiaip. Viskas gerai tam? Nes dažnai iš energetinio dar gali suprasti apie mašinos, kaip mašina buvo mylėta. Nes jeigu perka patį pigiausią, patį pigiausią energetinį, tai, tu žinai, kad ant visko taupia. O jeigu gerą Red Bullį, tai žinai, kad visą naktį drožia tą mašiną. Galbūt ne tik mašiną, aš nerasistas, gink dieve. Ką šita nuotrauka mums kaip pirkėjams turėtų parodyti? Kad dangus yra, kad sėdėt veikia sėdynę? Oi, koks didelis įsižiovavimas. Aš šitą reikalą, man atrodo, esu matęs realybėj. Ir jisai žiauriai kietas dalykas. Jisai yra Japonijos rinkai orientuotas automobiliukas, toks mažas. Ir jisai yra žiauriai aukštas viduj. Prasme, šitas vyras galbūt tiek neparodo, bet realiai tu jame gali atsistoti, ant kiek jis yra fucking aukštas. Ir eik tu savo, kaip jis gerai atrodo. Palauk, bėgiai per vidurį, spidakas per vidurį, tada čia kažkas. O ko tu pypsi? Tu nori eiti? Nori eiti, viskas? O čia boda tau čia? Ar nori eiti myšti? Pabendraukim. Aš nenoriu, kad tu mane apmyštum. Taip. Tada man reikės eiti keistis kelnes. Aš nežinau, ar aš turiu švarių kelnių. Tokio pamatyti kelyje, be šansų. Tiesiai šviesiai, be šansų. Aišku, jisai yra vairas kitoj pusėje, tai turbūt biškis registracija būtų problemų, bet... O ko tu verki? Einam į lauką? Einam pasišiot? Jėtiu. Einam pasišiot, mergytė. Einam į lauką, einam. Ponios ir ponai, kviečiame mergainą, kuri pasišiojo. Čia apie tave, baidovai. Taip, pasišiojai? Geras šuo. Kaip tu tave paguldyti kaip katiną? Va, būk. 500 eurų už tokią nupistą džetą nėra traukos. Yra kablis. Kablis. Pusiau koža, aišku, nėra jokios nuotraukos salono. Važiuoklė barška, stiklas trūkęs, kėbulo defektai. Ir domina keitimas į ką, dviratį? Kaip jam tinka šitie ratai? Eik, atsiemžu, palauk, čia kiti ratai. Jo, čia kiti ratai. Aš galvau, kad priartina nuotraukų ir aš toks, nahui. 3 metrų taisyklė. Damn, you sexy bastard. Kodėl tu man perjunginėjai pelę, katinas? Aš labai tikiuosi, kad jisai ir gaus už šitą mašiną 7.2. Bet aš labai netikiu tuo. Aš labai norėčiau, kad Lietuvoje taip vertintų šituos senuosius Lexusus, bet,
Nėra kol kas dar tokio vertinimo jų. Nuoma. Čia nuomoja ką, koridorių? Už 600 eurų. Tu čia ką atiduodi? Ta keli žmonių? Tu mes galim dabar jau Akropolių parkingą pradavinėti žmonėm. Yra vieta garaže. Seni, tavo vieta baigėsi ties va šita linija. Čia yra nebe tavo vieta. Negi šitos zonos priklauso kažkam. Taigi čia... Ar aš debilas? Šuniekas. Tu gal žinai. A, jo ta Vilniui nebuvus. Nieko, nuvažiuosim. Kurva, 600 eurų. Tu primesk. Tu tai pasakai, jau 600, aš investuoju nekilnojamą turtą, žinai, nes seni, tavo pinigai tik dega, tavo pinigai praranda vertę, aš investuoju nekilnojamą turtą ir tu fucking nusiperki koridoriaus gabaliuką po žeminiam parkinge. Kaip tu apsitversi jį? Nu, tipo, kad kažkas tiesiog nepastatytų, nes galvoja, kad čia tiesiog vieša, ne vieša, bendro naudojimo vieta parkinge. Kad šiukšlių nepridėtų kažkas. What the fuck? Kaip man patinka, kad tu, tipo, Facebook'o marketplace gali bet ką pardavinėti. Tu, tipo, kur akmenį gali už 10 štukų įmesti. For quick sale. Turim tai galvoji, kad tu įmesi į Facebook'ą akmenį už 10 štukų eurų ir kažkas jį nupirks? Ar tu delusional? O kodėl tu mano ranką valgai, galim paklausti? Nu jo, kai visi Facebook'o postai yra tiesiog šeirinami visokių šudinų mymų ir dezinformacijos postų. Va tarkim tokių. Jo, va šitas žmogus, jisai tokias šūdus keldamas iš mano akmenį už 10 štukų. Nu, tipo, žino to akmens vertį už 10 štukų, kuris fucking... Čia netikra nuotrauka, you fool. Fuck, kodėl aš triggerinas ant tokių dalykų? Jeigu tu nori eit... Blet. Jeigu tu nori eit, tai prašom, eikite. O tau zaibys čia tą kaulą valgyt? Sveikas, labadiena šunelį. Skanus kaulas. Taip, aš jį perpėjau per pusę, nes jo papa koks jis didelis. Jop, tvai mat, kai raketa 18338 kW. O kur raketa? Ta prasme, jeigu čia gazą pilnai nuspaudė jaučiu iš vietos, tavo organai vidai apsikeičia vietom. Kokia kieta mašina? 18 štukų. Bet šitie BRC auto, jie visada pradavinėdavo nu tokius šūdinus, visokius paprastus lizinginius, polizinginius dizelius, bet kartais jie atsiveža va tokių aparatų. Kaip ir matėm praeitoj daly, jie turėjo labai naglą Nissan Silvija. Dabar va tarkim žiūrim. Nu realiai pilka masė. Tas, kas stovėtų prie raudono šviesoforo signalo, nu tokios mašinos, visos tokios pat neišskirtinės. Ir aš atsakau, tuoj prieisim nors vieną, kuri nu atrodo pas juos yra tie pardavėjai, kurie nu perka mašinas ir paskui atšimeta, kad perparduot. Kažkuris vienas yra toks, kuris, na blet, aš pirkčiau, vadinasi kažkas kitas pirks. Ir jis yra teisus. Tai gaila, kad jie užsimeta tiek daug babkių ant viršaus, kad aš labai abejoju, kad tas naglas mašinas iš jų nupirks kažkas. Nu va, tarkim, prie visų tų sidabrinių dizelį tiesiog originalus miniukas. Labą dieną, už 16 štukų. Ir yra jų aikštelė iš Vilniaus važiuojant link Panevėžio. Ir aš visada važiuodamas tenai pristabdau ir vis pasižiūriu, ką jie turi. Tai tenai aikštelėje stovi žiauriai įdomių mašinų. Tik aš va jų niekada skelbimuose nematau, tai gali būti, gal jos čia, nežinau, muitų laukia kokiu arba remontuos jas, bet blemba, ten kažkas iš tos hebros turi skonį, arba yra taip, kad jie tipo, šitos mašinas mums uždirbs pelną, o šitas mašinas yra cool. Tai va nice. Blemba, visai norėčiau kada pas juos nuvaryti, pasidaryti ant mašiną, bet manęs neleis, ten išvarys mane šuns paleis. 2 kambarių butas, bet kad čia ne butas, čia namas. Ar aš debilas? Oh my god. Tarsi, jeigu ant šitos nuotraukas uždėtum vintažinį filtrą ir rodytum savo vaikam, jie galvot, kad šitą nuotrauką daryta prieš 100 metų. Nu gerai, teliką užblūrint, atrodytų, kad daryta prieš 100 metų. Tas linoleumas. Ar jūs esat linoleumo karta, ar jau nebent linoleumo? Ohoho, kilimas ant sienos. Yes, kilimas ant sienos. Eik tu savo. Man yra tas dalykas, aš žiūriu šitą fotkę ir aš užuodžiu. Aš užuodžiu šitą kambarį. Tie tapetai. Kas čia dar sudėta? Kažkokie randomės šūdai. Čia pečius, man atrodo, šone.
O, my god, kaip gerai. Jo, pečių žydinys, nes iš šitos vietos fotkinta buvo. Jo, aš atsimenu tokius pečius, kur čia for reason būdavo uždengta ir čia irgi būdavo laikomi visokie dalykai, ten katinai pas mus kaime, atsimenu, miegodavo tokiose vietose, nes ten šilta visada buvo. Palauk, čia sofos galas, čia kopečios, čia kilmas ant sienos, čia stalas, what the fuck, kas čia? Ai, atsimenu, jo, taigi paspaudėm šitą skalbimą, nes čia būtas pasirodo. Nu, nežinau, man tai čia panašu į namo dalį. 4 būtų name. Blet, jeigu tu savo nuosavoj chatoj pardavinėjai kambarį, čia skaitas būtai, tualetas lauke, bet yra galimybė rengti viduje. Nereikia. Ir 23 štukas. Gerai, ką imtum? Už 23 štukas 2 kambarių būtų pabradį, kuris ir iš tikrųjų tiesiog namo dalis. Ar su babutės paskola šitą aparatą? Aišku, šitą aparatą. Tai aišku nuotrauka su įjungtais Angelaitais. Kaip manat, ar bus nuotrauka naktį su įjungtais Angelaitais? Kiek potencialo? Ei, taigi gali jungti Angelaitus. O, nu, iškart geriau. Palauk, čia fucking 16 nuotraukų tik iš priekio. Bet tai blemba, turi būti naktį nuotrauka su Angelaitai M. Gerai, mes vis dar ieškom naktį su Angelaitais nuotraukos. Taip, nes reikia ir iš arčiau parodyti. O vdruk nepastebėjai, kad yra Angelaitai. Aš nenoriu, žinai, prie visų čia versijų sakyti, bet mano slyva turi Angelaitus. Pala. Rida 653 tūkstančiai ir jinai parsiduoda už 3 štukas. Palauk, ar slyvų kainos visiškai neveikia rida? Aš matai, neturėjau slyvas, aš nežinau, kaip šitą ekonomiką veikia. Norėjau sakyti gražus salonas, bet kuo daugiau žiūriu, tuos labiau man primena tą butą iš pabradės. Atsiprašau, namo 2 kambarius, kurie šiaip yra ūkinės paskirties, bet parduodami kaip butai. Va tą primena. Gerai, kad paaiškinau, ne? Ir nėra naktį nuotraukos įjungtais Angelaitais. Nu, blet. Kaina derinama, nepardavus bus tvarkoma viskas iki galo. Ar čia grasinimas? Kokia spalvytė gera. Ai, kokia spalvytė gera. Gerai, o čia... Kiek šansų, kad šita žoliapjovė čia palikta ironiškai? Žinai? Civikas, žoliapjovė. Ai, karač. Čia nešniokingas, čia jūsdurna publika. Orlauskas, man atrodo, tikrai yra tai pasakęs kažkada. Gera žoliapjovė. Pats tas vasarai. 5 štukas. Jo, papa. Dar viena mašina, kur aš iš tipo kultūrinės pusės aš tikiuosi, kad jisai gaus tiek pinigų už ją, bet aš labai abejoju. Kalbant apie nesąmoningas kainas, pirmas golfas 15 tūkstančių. 15 tūkstančių. Aš atsiprašau, jeigu negirdėjot. 15 tūkstančių už pirmą golfą. Nu gerai, jisai tikrai labai geros būklės. Tikrai. Bet žiūrėkit, pažaidžiam žaidimą. Jį galit žaisti mintyse, nebūtina pasim dabar popieriaus lapą bėgti, ar skolintis iš draugelio, nes jūs kaip visada, blet, nepasiemat sąsiuvinį į mano klasę. Įsimušam kainą 15 tūkstančių. Ką tu gali nupirkti už 15 tūkstančių? 370 Zetke, 3.7 benzas V6, jeigu gerai atsimenu. Korvetę tu gali nupirkti. Tu gali būti korvetę savininkas arba nusipirkti pirmą golfą. Dar neįtikinau. Gerai, važiuojam toliau. Tu gali SL kabrioletą, kurį tu realiai gali nuomoti visokiom vestuvėm, nusipirkti už 15 štukų, arba tu gali nusipirkti pirmą golfą, 1.3 variklių, už 15 tūkstančių. Nu, arba vieno kambario būtą pabradėje, kuris nėra būtas, o yra nuosavo namo atskiras kambarys, kuris popieriuose yra ūkinės paskirties pastatas. Nu, karačiu. What the fuck? Čia yra tipo 4 broliai šeimoje,
3 broliai, tipo, normalūs, sportuoja, prisižiūri, valgo ir tada tas vienas adaptas, kurva, jauniausias brolis. Ir jinai vis tiek pigesnė negu pirmas golfas. Su 1.3 varikliu. Nu, čia 1.1, tai, I guess, tai aš dabar debilas, ne? Ai, nu čia retas ir tas pats Rumšiškių muziejus parduoda. O šiaip, o kodėl Rumšiškių muziejus išparduoda savo visą tą dalyką? Jeigu žinot, parašykit man komentaruose, man šiaip įdomus tokie dalykai. Nes aš gal visai nupirkčiau ten kažką, jeigu nuo kainos visos turbūt, nu, jeigu nuo visų kainų nuliuką nuimsim, tai gal ir nupirksiu. O, man šitas mersas ir va būtent tokia nuotrauka ir tokie ratai iš karto duodavo tokią muziką. Suprantat? Nu, realiai. Nu, vaibina, ne? Nu gerai, salonas jau nebeduoda tokią muziką. Aš turbūt hipokritas esu tiesiog. O kodėl tavo karburatorius atviras? Užsitenk, blėt, priskris mūsų. Plečiam žiauri gražiai atrodo, what the fuck. Bet ne mano skonio, bet gražiai atrodo. Aš galiu aprišeitinti gražią mašiną, nors jinai ir ne mano skonio. Honda Legend. Antra Honda Legend. Kaip aš šitos mašinos ieškojau, norėjau, gedėjau. Ta prasme, jų Lietuvoje nėra. Nu, tipo, viena kita yra, bet iš esmės nėra. Ypač kūpo, realiai iš visų nėra. Aš realybėje esu matęs vieną Legend tokią, vieną kartą savo gyvenime. Ir aš žiauriai norėjau tokios mašinos. Ir aš net Lenkijai buvau radęs tokią žalią su greičių dėžiais defektu. Už, man atrodo, 300 eurų. Na, tipo, išvertus iš zlotų. Ir aš tiek laiko va taip sėdėjau ir ar verta, nes jų detalių nėra. Bet mašina žiauriai kieta. Ir vienas iš jų komplektacijos dalykus, kas yra man pats kečiausias dalykas ever, tai aš nežinau, ar turėjo standartinėse komplektacijose, bet tarkim, standartinėse komplektacijos jos turėjo soft close feature. Vadinasi, tu durų neužtrenki. Tu duris ramiai taip prilėti ir jisai pats su vakumais uždaro tas duris. Ir jeigu neklystu, ir bagažinė šito turėjo, bet gali būti, kad ir klystu. Ir nežinau, ar čia buvo kokio komplektacijos dalykas, ar visos turėjo, bet tikrai šita funkcija buvo ant jų. Ir man čia yra kiečiausias dalykas ever. Va, dujų pritraukėliai. Dujų pritraukėjas tai yra garažas, kai 3 dėdai remontuoja golfą. Durų pritraukėjai, sakau, va, yra kondicionierius, elektrinės sėdynės. Ir man atrodo, kad čia viskas būdavo standartinė komplektacija. Dabar jų kaina yra, nu, jo papa. Aš žiūrėjau prieš 4 metus, o gal 3 metus, tai dar buvo, nu, tipo, man neįperkama, bet aš svajojau kažkada. Tai aš matau, kad, nu, mano uždirbti pinigai nekyla taip greitai, kaip mašinų, kuriuo aš noriu senų kaina. Tai yra juokinga, kai jų kaina kyla, jų rida kyla, o mano, nu, tipo, atlyginimas nepasivėja to. Ir aš manau, kad niekada nepasivės, bet, nu, čia būtų mašina, su kuria aš dabar turbūt daryčiau kontentą, važinėčiau ir verkčiau, nes nėra jom dalių. Aš kažkaip nelabai scrollindau marketplace'ą tą pagrindinį. Gerai, kaip tavo stuburas turi atrodyti, kad tau šitas dalykas būtų patogus? Ai, nu va dabar ok, make sense. O tai, what the fuck, tai kas ten? Čia yra tavo visas šūdas, kurį iššekė, o čia yra tas galiukas, kuris paskutinis nukrenta. Taigi ačiū, kad žiūrėjot šitą mano video, mano šitoje kuklioje studijoje. Čia ne studija, čia šunų veisykla iš tikrųjų yra. Mes jums sakom ate ir paliekam su šmaikštuku. Ne, iš tikrųjų mes ne ate sakom, o eisim miegoti. Taip? O eisim miegoti, nes tu mažas šunelis, tau reikia daug miego. Tau reikia labai daug miego. Einam miego. Vakar nuvariau į Sports Direct pažiūrėti batų ir neradau tam tikrų konversų, kurių norėjau, tai nusprendžiu nueiti į jų svetainę ir pažiūrėti, ar yra svetainė tiesiog. Aš galvoju, kad aš prisimyšiu kelnes besėdėdamas ten. Brandas New Balance. Sorry, palauk. New Balance. Naujas balansas, na. Madingi batai. Treniruokliai, na.
Kanapi. Kas yra kurva? Kanapi. Čia yra vyrų. Čia jau ką vyrų batai. Kanapinės bateliai. Aukšta kulnina. Krokodilai. Šiandien baisiau dar pramušinė, iš tikrųjų. Gerai, žiūrim toliau. Slidės ir šlepetės, na. Vis dar esam prie batų. Žiūrėkit, batai, slidės ir šlepetės. Tada jau supratau, kad šiaip geri reikalai vyksta, galvoju, reikia užėjti pažiūrėti į kategorijas, dar tam tikras. Užėjau į futbolo prekes, Žiūrėkit, moteriški futbolo bateliai. Viskas ok. Vaikų futbolo bateliai. Viskas irgi ok. Tvirta žemė. Minkšta žemės. Pirkom batus, kurva. Jau sklypą perkom. Ok, tęsim, einam prie šortų kelnių. Krovininiai kelnės, nu, ne taip, bet juokingiausiai yra dalis, žinot, kuri treniruoklių kelnės. Kurva, nesu matęs treniruoklių su kelnim, niekada gyvenime. O kelis sporto klubus esu lankęs, bet treniruoklių su kelnim nesu matęs. Nenusiminkit, dar tęsim paiešką toliau batelių, tai teniso bateliai, ok? Basketbolo, kur? Basketbolo bateliai. Nu gerai, kortų ir vidaus trenerių. Kurva, perkam batus, pasirodo gali ir treneriai kurva nusi. Eida, lachai. Ne regbis, o ragbis, jeigu ką nuo šiol. Dviratinės batelių golfo riedučiai. Einantys batai. Tu dar kur tie batai eina? Einantys batai ir bateliai.